Mes už. Norit medalio? Eikit ir parodykit, kaip norit. Bronzos medalis ant tavo kako, kokios emocijos? Geras. Koks pačiam asmeniškai buvo šitas sezonas? Linksmas, Ką pavyko patobulinti per šiuos metus? gynyba, metimus. Treneris Porkūnai čia kažką visai komandai pasakė. Sakė, kad mes verti tikrai bronzos medalio, Gal kažką nori palinkėti savo komandos draugam vasarai? kad išmoktų geriau žaisti.
medalis ant tavo kaklo. Kokios emocijos? Labai geras, džiaugiuosi, labai atrodo, kad stabne esu. Pirmam kėlinį -8, jau antram kėlinį visi galvojom, kad pralošim, bet vis tiek nepasidavėm. Pasisekė. Kas tavo galvoje idėjos, kai ten tos kelios buvo paskutinės atakos, nes varžovai turėjo šiaip kelias neblogas progas persverti rezultatą? Galvoju idėjas, kad jau vykau labai stipriai, kad pralošėm, būsim antroje vietoje, bet nepasidavėm. Geros vasaros, smagi, nesusirkit, būkit visi linksmi. Auklėtiniai atgaivino po tokių įtemptų finalo rungtynių? Nesitikėjau būti išpraustas, bet visą laiką būna pirmas kartas. Tai velnių, manau, neduosiu, bet dušas geras. Visą laiką tikėjau, kad mes esam labai stiprus ir tikėjau, kad tas aukštas ranka pasiekiamas. Mano vaikai man yra patys geriausi, sakiau, tik šitą dabar stenkimės įrodyti visiems esantys aikšteliai ir manau, tas pavyko, kad ir per sunkiai iškentėjom ir pavyko. Fantastika, visiškai čia. Niekas galbūt netikėjo iš toj salėje, sunku buvo pamatyti, kad grįšim, bet grįžom, iškentėjom. Labai svarbu tas komandinis jausmas, komandiškumas, tas pabuvimas, bendravimas ir tarpusavį, kaip visi vaikai, mes šiaip kaip šeima ir dušo gavau. Ir tikrai labai jaučiasi tas stiprus komandiškumas tarpusavį ir tas yra tikrai svarbiausia. Aišku, noris ir tų talentų Lietuvai išugdyti, kad būtų individualiai stiprus. Tai aišku, čia tikslas, bet labai smagu matyti, kad ir vystosi visas šitas bendras toks kaip šeimynos katilas. Ir tėveliai labai džiaugiasi tuo procesu ir aš manau, labai smagu, mes laimėjome, mes čempionai, bet ne tik kamuolių bumbsėjimas atspindi visą vaikų ugdymą, tai gal net labiau ne treneris, o toks pedagoginį darbą tenka dirbti ir tiesiog darbuoti su jaunom asmenybėm.